Neseniai Šiaulių rajono savivaldybėje rajono švietimo bendruomeniai, savivaldybės vadovams pristatytas tūkstantmečio mokyklų pažangos planas, kuriame dalyvavo 1000 mokyklų koordinatoriai, Šiaulių rajono švietimo ir sporto skyriaus vadovai ir specialistai, rajono švietimo įstaigų vadovai ir atstovai. Svečius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis bei švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvitienė. Lietuvos tūkstantmečio mokyklų programa startavo praėjusiais metais, kuomet didžiosios savivaldybės buvo pakviestos dalyvauti pirmame etape. Kitos savivaldybės, pateikusios paraiškas ir švietimo pažangos planus, buvo pakviestos dalyvauti 2023-2024 mokslo metais. Mūsų savivaldybės pažangos planas yra įvertintas ir plano įgyvendinimui bus skirta net 2 500 000. Mokyklos, kurios dalyvauja tiesiogiai tūkstantmečio mokyklų programoje, skirtas lėšas naudos tiek kompetencijų ugdymui, tiek bazės stiprinimui. Didžiausias lūkestis yra technologijų ir gamtos mokslo laboratorijų rengimui. O šiomis laboratorijomis tinklaveikos principų galės naudotis gretimų mokyklų, mokiniai, mokytojai bei bendruomenė, kur atviros erdvės bus ir vakarais. Be to, kad bus įrengtos visose mokyklose gamtamokslinės ir technologijų laboratorijos, taip pat didelis dėmesys skiriamas lyderystės ugdymui, mokytojų kompetencijų stiprinimui ir bendrakultūriniai veiklai tobulinti, įtraukiant mokinius ir tėvelius. Pristatyme Šiaulių rajono savivaldybėje dalyvavo pažangos programos tūkstantmečio mokyklos bendrųjų savivaldybių pažangos planų ir rodiklių klausimų ekspertė Loreta Kačiušytė-Skramtai, STEAM ugdymo ekspertė Jurga Ličiukė bei komunikacijos ekspertė Eglė Kiriliauskaitė. Pasidžiaugta, kad Šiaulių rajono savivaldybės parengtas tūkstantmečio mokyklų pažangos planas yra labai gerai įvertintas. Šiaulių rajono savivaldybės planas mūsų nuomonė išsiskiria kryptingumu ir savo savivaldybės problemų aiškių žinojimų ir jų bandymų juos įspręsti. Kiekviena savivaldybė pasirenka savo strategiją įgyvendinti tūkstantmečio mokyklų programą, tačiau Šiaulių rajono galime pasidžiaugti, kad planas iš tiesų yra kryptingas, kad jis tikrai yra pažangus, progresyvus ir panašu, kad bus didelė nauda visiems rajono vaikams ir mokytojams. Tai galima pasidžiaugti, kad STEAM ekspertai ką pamatė. Tai džiaugiamės, kad Šiaulių rajono savivaldybės pažangos plane STEAM sričiai yra skiriama labai daug dėmesio, kadangi STEAMas jis eina kaip viena pažangiausių ugdymo metodikų, pripažinta pasaulyje, Europoje, tai labai džiaugiamės, kad Šiaulių rajono mokyklos tam skiria didelį dėmesį ir eina su savivaldybės palaikymu. Matome, kad Šiaulių rajone labai rimtai pradedama kurti mokytojų STEAM kompetencijų ilgalaikio tobulinimo programa. Ir yra numatyta įrengti ir atnaujinti pakankamai daug patalpų, STEAM ugdymo erdvių, kur mokiniai galės ugdyti STEAM kompetencijas. Nors STEAMas, kaip žinia, tai yra labai susijęs su ateities kompetencijomis, su ateities specialybėmis, kurios reikalingos darbo rinkoje ir mūsų ekonomikos stiprinimui. Tai manau, kad Šiaulių kraštas gali išugdyti ateities inžinierių, mokslininkų, galbūt astronautų. Taigi džiaugiamės tuo. Tūkstantmečio mokyklų pažangos planas yra labai gerai įvertintas. Jame dalyvauja 5 Šiaulių rajono ugdymo įstaigos. 3 iš jų yra Kuršėnuose. Tai Lauryno Ivinskio gimnazija, Stasio Anglickio progimnazija, Pavenčių mokykla daugiafunkcis centras, o taip pat Gružių gimnazija bei Dubysos Aukštupio mokykla. Renginyje kalbėjo šių mokyklų atstovai bei kuratoriai. Savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistai Rimas Marcinkus, Rasa Paulauskienė, Viktorija Lipskienė, Margarita Pavilionienė bei skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimundas Galkus. Iš tikrųjų, tūkstantmečio
tūkstantmečio mokyklų programoje turbūt svarbiausias vis tik yra mokinys ir mūsų pagrindinis dalykas tai yra, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę. Ir čia gal ne mes esam svarbiausi, čia turbūt svarbiausia yra tinklaveika, kad mes visos mokyklos iš tikrųjų labai gražiai bendradarbiautumėm dėl to mokinio sėkmės, kad kiekvienas tikrai atiduotumėm viską, ką galim ir panaudotumėm visas erdves ir savo potencialą ir visą savo įdirbį ir mokytumėmės tam, kad mūsų vaikai patirtų sėkmę. Tūkstantmečio mokyklų koordinatorės iš Vilniaus teigia, kad artimiausių metų bus pasirašomos sutartis su šias programas vykdančiomis mokyklomis, o viso projekto pabaiga numatoma 2026 metų vasarą. Artėjant pavasariui dėl polaidžio prastėja vietinės reikšmės kelių būklė, todėl būtina reguliuoti sunkiasvorio transporto srautus. Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijose prie pažliugusių kelių yra statomi kelio ženklai, ribojantis sunkiasvorių transporto priemonių eismą. Ženklai yra statomi tose vietose, kur vyksta miško medienos išvežimas, kur važiuoja sunkiasvorės transporto priemonės. Seniūnijų seniūnai yra pateikę sąrašus tų kelių, kur daugiausia važiuoja sunkiasvoris transportas. Sunkiasvorio transporto apribojimai vietinės reikšmės keliuose yra įrengiami vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos kelių priežiūros tvarkos aprašu ir kelių eismo taisyklėmis. Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius išleido potvarkį, kuriame nuo 2024 metų vasario 15 dienos iki 2024 metų gegužės 1 dienos ribojamas krovininių automobilių, kurių bendroji masė viršija 8 tonas eismas Šiaulių rajono savivaldybės vietiniuose keliuose. Jis įpareigojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus laiku pastatyti vietiniuose keliuose draudžiamuosius ženklus numeris 314 ribota masė su nurodyta bendraja mase 8 tonos. Galima teigti, kad ženklų įrengimo darbai prasidėjo anksčiau. Iš tiesų taip, ir tai dėl orų, dėl ankstyvo manom artėjančio pavasario. Keliai išties nėra geros būklės, o ypač ta būklė suprastėja, kuomet yra vežama mediena iš pjaunamų miško plotų. Tai tikrai poreikis tokių ženklų atsiradimų yra ir gavę šį mero pasirašytą potvarkį, suskubome seniūnai statyti šios ženklus. Iš viso turėsim ir jau esam pastatę 15 automobilių masę ribojančių kelio ženklų 8 tonos. Tikslas yra vienas, kad nebūtų vežama mediena ir kelias gadinamas papildomai. Ir taip šių kelių būklė po žiemos nėra gera, tai jeigu važiuos dar sunkiasvorė technika, tai ta būklė bus tikrai ženkliai prastesnė. Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas Ričardas Šimberevičius pastebi, jog ne visi vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių ir pavasarį veža medienos krovinius iš miškų, tuo būdu gadindami kelio dangas. Pats ženklų pastatymas, jisai kaip nekainuoja, kadangi mes juos turime ir sandėliuojame seniūnijoje, kiekvienais metais juos gavę vadovų potvarkių, atveju mero potvarkį, juos vėliai pastatome. Šie ženklai pastatyti yra vasario 15 dieną, kaip nurodyta mero pasirašytame potvarkyje, ir stovės iki gegužės 1 dienos. Šiuo laikotarpiu sunkiasvorio automobilio eismas keliais, kuriuose jie stovės, draudžiamas. Tikrai, kaip rodo patirtis, praeitų metų ne visi šių ženklų laikėsi ir buvo piknaudžiaujama. Buvo bandoma vežti medieną po darbo valandų. Tai tokiu atveju buvo. Tikrai ir šiais metais kontrolė, galiu pažadėti, bus. Kreipiamės į policijos pareigūnus pagalbos, bus bendros priemonės ir tikrai pasižiūrėsime, ar laikomasi šitų ženklų.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos vasario 16-osios minėjimas Kuršėnuose prasidėjo prie Vyčio paminklo. Šventiškai nusiteikę gausus būrys šventės dalyvių vieningai sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Į susirinkusius kreipėsi Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius. Su gražiu Lietuvos gimtadieniu jūs visus. Smagu, kad susirinkome šiandieną mūsų tradicinėje, jaukioje, iškilmingoje vietoje pagerbti svarbiausių Lietuvos švenčių. Kas yra valstybė? Valstybė tai yra šalis, kurioje mes gyvename, kur auga mūsų vaikai, kur augs mūsų anūkai, kur yra gražiausia gamta, kur yra nuostabiausia kalba, kur yra patys puikiausi žmonės. Kurkime šitą valstybę kiekvieną savo darbu, savo indėliu, auklėdami vaikus, dirbdami savo tiesioginės pareigas. Dar daug ką reikia padaryti, kad mūsų puikiausia šalis būtų pati gražiausia. Prie Vyčio paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Tradiciškai minint vasario 16-ąją šventos mišios vyko Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje. Malda už Lietuvą ir jos žmonės Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje šventas mišias aukojo monsinjoras Vytautas Kadys. Pasibaigus šventoms mišioms, visi išskubėjo į Šiaulių rajono tautodailininkų darbų parodos Atmintis ateičiai atidarymą Kuršėnų dvaro rūmuose, kurioje eksponuojami keramikų, tapytojų, medžio drožėjų, kalvystės meistrų, tekstilininkų bei kitų žanrų atstovų darbai. Parodos atidarymo metu kalbėjo Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė, menotyrininkė Michalina Adomavičienė, Aistė Jakilaitytė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Tautodailinkus pasveikino ir Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius bei vicemeras Eimantas Kirkutis. Jie visiems parodos dalyviams įteikė po gėlės žiedą. Dalyvauja parodoj Atmintis ateičiai 46 tautodailininkai ir amatininkai iš Šiaulių rajono ir jie pateikė 219 savo darbų. Ir džiaugiamės, kad be vyresniųjų, jau pripažintų ir dar ne visai pripažintų mūsų amatininkų dalyvauja ir respublikiniam konkurse sidabro vainikėlės rajoniniam ture 15 Kuršėnų kūrybos namų ugdytinių ir juos ruošia 6 mokytojai. Paroda tikrai yra graži ir spalvinga, ir keramikos darbai, ir tekstilės darbai, ir tapyba, ir karpiniai. Na, kaip visada, mūsų Šiaulių kraštas yra labai turtingas visokių sričių meistrais, amatininkais. Ir tuom džiaugiamės. O mūsų paroda tai vyksta turbūt jau beveik 40 metų. Nes būtent vasario 16 tai jau nuo nepriklausomybės, o prieš tai tokia ataskaitinė paroda būdavo, kai aš prisimenu, dar netgi mūsų šviesaus atminimo Adolfas Turauskas ją organizuodavo įvairiose vietose, Kuršėnuose, nes dar nebuvo nei salės parodinės, tai būdavo prisiglaudę tai miškų ūkio salikiai, tai kažkokioj mokykloj, bet tos parodos tokios ataskaitinės, ką per metus yra sukūrę mūsų meistrai, tai buvo ruošiamos Šiaulių rajone pastoviai. Šiuo metu paroda tikrai nestebina gerąją prasme, džiugina. Yra tikrai šventiška, didinga, tokia labai pasiruošta gerai. Ir svarbiausia, perteikia brandumą, tautodailininkų kūrybinį brandą, augimą. Labai gražiai išeksponuota, labai gražiai išdėstyta, labai logiškai. Ir Kuršėnai, nebūt Kuršėnai, vis dėlto didelį akcentą teikia keramika, keramikos meistrai. Neatsilieka tekstilės darbai, siuvinėjimo darbai labai įdomus, ir tapytojai. Žodžiu, ekspozicija labai iškilminga, brandi ir graži.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre Kuršėnuose vyko vasario 16-osios šventinis minėjimas, kuriame gausius susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė. Teletilto sveikinimai vasario 16-osios proga atskriejo iš Šiaulių rajono savivaldybės partnerių Lenkijoje, Ukrainoje ir Moldovoje. Buvo parodytas vasario 16 dienos sveikinimas nuo Afrikos krantų, kur grupė kuršėniškių vykdė ekspediciją ir kažkada Lietuvos didžiajai kunigaikštystei priklausiusioje Švento Džeimso saloje iškėlė trispalvę. Žolės, pasaulį širdim pažinę, mes pasaulyje, pasaulis mumyse. Su vasario 16. Vasario 16. Vardan tos Lietuvos. Dienos minėjimus vainikavo grupės Žalvarinis koncertas, o miestelėnai buvo kviečiami aplankyti pėsčiųjų tilto per Ventą šviečiančiąją galeriją. Čia puikius savo darbus, karpinius eksponavo kuršėniškė tautodailininkė Alma Stugienė. Šiaulių rajono miesteliai, gyvenvietės ir kaimai šventiškai sutiko vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dieną parodomis, dainomis, žygiais ir maldomis. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo darbuotojai Bubių seniūnijos gyventojams pasiūlė švęsti aktyviai ir patriotiškai pėsčiųjų žygyje. Buvo aplankyta Romualdo Ozolo tėviškė, įsiamžinta nuotraukoje prie paminklinio akmens su atkurtos Lietuvos šimtmečio atminimo lentele, skirta filosofui, signatarui Romualdui Ozolui. Kuršėnų meno mokyklos bendruomenė 2 renginiais paminėjo Lietuvos gimtadienį. Šventinį koncertą dovanojo Kuršėnų meno mokyklos mažieji atlikėjai ir jų mokytojai. Lietuvos gimtadienyje svečiavosi istorikas Jonas Kiriliauskas, dovanojęs klausytojams daug negirdėtų istorijos faktų apie Lietuvos nepriklausomybę. Dar vienas Kuršėnų meno mokyklos šventinis renginys vyko Šiaulių rajono kultūros centro Ginkūnų filiale. Koncerte dalyvavo Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokiniai ir mokytojai, skambėjo muzika, dainos, eilės ir trepsėjo šokėjai. Už puikiai parengtus mokinius padėkota Kuršėnų meno mokyklos mokytojams Dianai Čekanauskieniai, Kęstučiui Rupšiui, Aušrai Kinderiai, Meilutei Dautarieniai. Taip pat vasario 16 renginiai vyko ir kitose Šiaulių rajono vietovėse. Vilniaus knygų mugė – didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse, vienas ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje. Renginys kasmetį susitikimus su rašytojais, knygų pristatymus, diskusijas, koncertus, parodas, kūrybinius užsiėmimus ir kitas kultūrinės veiklas sukviečia lankytojus iš visos Lietuvos, atvyksta svečių ir iš užsienio. Mugėje kasmet dalyvauja apie 300 leidyklų ir kitų kultūros organizacijų. Įvyksta per 300 įvairiausių renginių ir koncertų, o per 4 dienas mugę aplanko daugiau nei 50 000 lankytojų. Knygų mugėje tradicija jau tapusi aktyvų šalies regionų gyvenimą pristatanti kultūros centrų alėja. Ypatingas dėmesys šį kartą skiriamas svarbiausiam šių metų kultūros įvykiui. Vasarą 100 metų sukaktį mininčiai Lietuvos dainų šventei, kad giria žaliuotų.
Šiame procese Lietuvos kultūros centrams tenka ypatingas vaidmuo. Juose būrėsi nemaža dalis dainų šventėje dalyvaujančių kolektyvų, vyksta šventį pasiruošti padedantis renginiai. Dainų šventė visų pirma yra didelis procesas, kuris vyksta ne tik tai, kuris bus Liepos mėnesį Vilniuje, bet jis vyksta visus metus, visose regionuose ir be abejo dainų šventės pasirengimo procesas ir to tradicijos palaikymo procesas jis nuolat vyksta ir mes jau vien šiai šventį keletą metų vykdom įvairiausius pasirengimo darbus, nes jau yra ir repertuarai parengti, dabar kaip tik į pabaigą eina dainų šventės atrankos, regioninės šventės, žygis per Lietuvą, žodžiu, iš ties tai yra didžiulis procesas, kuriame verda gyvenimas visoje Lietuvoje, visose savivaldybėse ir visose pasaulio lietuvių bendruomenėse, kur tik lietuviai begyvena, visi vienaip ar kitaip susiję su dainų švente. Kiek galvojate Vilnius sutalpins šventės dalyvių? Taip, skaičiai yra labai įspūdingi, mes net ir nesitikėjom patys, viršijo mūsų lūkesčius, nes šventę užsiregistravo 39 000 norinčių, besiruošiančių dalyvių. Tokių skaičių mes tikrai seniai neturėjom, tai kokiais gerais 3 000 viršyje mūsų tokias prognozes. Lietuvos dainų šventės stende lankytojai galėjo susipažinti su šventės naujienomis, įsigyti bilietus į mokamus renginius, sudalyvauti įvairiuose žaidimuose, netgi patiems pasodinti medelį. Pušeles ir kitokius sodinukus sodino ne tik į Vilniaus knygų mugę atvykę Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vadovai, direktorė Gertrūda Gulbinaitė ir direktorės pavaduotoja Rolanda Bitienė, bet ir pats Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kiti parodos lankytojai. Prezidentas Gitanas Nausėda aplankė ir Šiaulių regiono kultūros centrų stendą, kuriame kultūrinį regionų gyvenimą pristatė ir Šiaulių rajonas, o pačią ekspoziciją sukūrė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro dizainerė Nerilė Bernotė. Įspūdžiai labai smagus, labai smagi visa kultūros centrų alėja. Knygų mugė išsiskiria jau ilgamečių renginių ir šiais metais tikrai galiu didžiuotis ir džiaugtis, kad kartu su visų Šiaulių regionų dalyvaujame, turime savo stendą. Mugė, šita kultūros centrų alėja šiais metais yra išskirtinai skiriama dainų šventė 100-mečiui. Tai vieną kaip iš renginių mes turėsim ir Šiaulių rajone, tai Kuršėnų pušyne kviečiam visus dalyvauti regioniniai dainų šventei. Turėsim tikrai nemažai ir atlikėjų, ir populiariosios muzikos, ir liaudiškų šokių, taip kad kviečiam visus apsilankyti. Kada įvyks? Gegužės 18 dieną Kuršėnuose. Šiais metais kultūros centrų alėjai Šiaulių regiono atstovauja 7 kultūros centrai. Ir mūsų mintis, šiemetinė mintis, kad todėl, kad 100-mečio dainų šventė, kad Giria žaliuotų turi tokį gražų pavadinimą, tai mes bandėme išauginti kultūros medį. Tai yra stilizuotas medis, kurio kiekviena briauna, tai yra atskiras kultūros centras su savo veiklom, kurias pristato savo regione, savo krašte, tai pačios gražiausios šventės, pačios įdomiausios edukacijos. Mūsų nuostabusis Kuršėnų kultūros centras, vadovaujam visai Šiaulių rajono kultūrai. Šiais metais, 23 metais, didžiuojamės savo darbais nuveiktais. Pagrindiniai darbai tai leidyba. Išleidome Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Salduva kompaktinę plokštelę Plaukia sau laivelis, sudėti patys gražiausi kapelos vadovo kūriniai ir taip pat labai didelis darbas, įprasminantis Lietuvos nacionalinio kultūros centro darbą etnoinstrumentologinės ekspedicijos darbas ir kūriniai, kurį surinko Lietuvos liaudies kultūros centro sudarytojas Arūnas Lunys, o mes pasistengėme Šiaulių rajonas išleisti viso Šiaulių krašto tradicinių muzikantų kompaktinę plokštelę. Taip pat įgyvendindami projektą išleidome ir Jono Kiriliausko knygą Kelionė į miesto centrą. Prezidentą maloniai nustebino Užvenčio kultūros darbuotojos, kurios pavaišino prezidentą raugintais kopūstais. Mat Užventyje vyksta kopūstienės virimo čempionatas.
Dalyvaujam pirmą kartą pristatydami savo kultūros centrą, bet svarbiausiai kopūstienės virimo čempionatą, kuris šiemet vyks spalio 5 dieną. Taigi visi, kurie dar nesat buvę ir nieko negirdėję, net nežinot, kur tas Užvenčio kultūros centras randasi, būtinai įeikite į mūsų Facebooko paskyrą Uzvenčio KC ir tikrai rasite viską apie kultūros centrą. Kultūros centrų alėjoje didelis dėmesys buvo skiriamas 2024 metų Lietuvos kultūros sostiniai Kaišiadorėms. Čia yra pats nuostabiausias užburtas ratas, kuriame norint galima pasisukti. Šis ratas primena patį nuostabiausią ir patį gražiausią vietą Kaišiadorių rajone, tai yra Mergakaimis, kuris turi labai daug gražių istorijų. Kviečiame jūs į Kaišiadorius, kurie yra kultūros sostinė 2024-aisiais. Vilniaus knygų mugėje buvo galima rasti spalvingų leidinių pagal kiekvieno skonį. Ta paliudijo ir į mugę atvykę Šiaulių rajono bibliotekų darbuotojai. Ši knygų mugė išties yra skirta ne tik susipažinti su leidyklų išleistomis knygomis, bet tačiau ir dalyvauti įvairiuose susitikimuose, pristatymuose, pokalbiuose. Tad mums taip pat yra malonu, kad mes šioj knygų mugėje susitikome ir su savo kolegomis iš kitų Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų, domėjomės jų pristatomis edukacinėmis programomis, taip praturtinom savo profesinės žinias. Vilniaus knygų mugė šiais metais buvo suorganizuota 24 kartą. Kyokushin karate turnyre Dao taurė 2024 buvo pagerintas pernai pasiektas Šiaulių rajono uždarų patalpų rekordas. Turnyre dalyvavo 571 sportininkas iš 27 Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos Kyokushin karate klubų. Iškilmingame varžybų atidarime nuskambėjus Lietuvos valstybės himnui su 30 metų jubiliejumi Kuršėnų Kyokushin karate klubą Dao pagerbė didelis būrys sveikintojų. Klubą ir visus sportininkus su švente pasveikino Lietuvos karate federacijos prezidentas Romas Vitkauskas. Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis pasidžiaugė klubo veikla, pasiektais rezultatais, dideliu indėliu į jaunų žmonių sportinį ugdymą ir padėkas įteikė Dao klubo įkūrėjui Vygantui Milieškai, dabartiniam klubo prezidentui Valdemarui Mitkui bei atletui Vakariui Kaveckui. Kuršėnų karate klubas Dao tikrai užima nemažai vaikų, jaunimo, kurie tikrai turi turiningai praleisti savo laisvą laiką po pamokų ar po kitų veiklų ir kažko išmokti disciplinos, išmokti sportuoti, išmokti būti kartu su savo bendramžiais. Klubą ir jos vadovus sveikino Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Algis Mačiulis, savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vadovė Judita Šertvitienė, Kuršėnų sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė, Šiaulių technologijų centro Kuršėnų skyriaus atstovai, kiti sveikintojai. Apie Kyokushin karate klubo Dao įkūrimą mintimis pasidalino jo įkūrėjas Vygantas Milieška. Tai būtent vasario 10-24 metais įkūriau tą klubą kaip oficialų klubą. Aišku, pradėjom treniruoti biškai anksčiau, 23 metų rudenį, žiemą. Tuo metu su pirmos vidurinės buvo Milickio mokykla, manau, direktorė Raščikienė, kurie iš tikrųjų labai mums padėjo įsikurti tenai, padėjo pirmus žingsnius dėti. Mes kaip ir įsirengėm klubą apačioj, pirmoji viduriniai Rusy, visus valėm anglis, iš rūso nešėm šiukšlės, patys važiavom pas tėvą į mišką su broliu, pjovėm lentutės, tas lentutės kalėm, viskas vyko taip. Toliau, sekantis mūsų buvo toksai, padėjo brolis ir gerai su kultūros namai sutarėm, leido kultūros diskotekos salėj pasitreniruoti čiut-čiut, irgi buvo toks laikotarpis įdomus. Toliau, į Vinskio gimnazijai buvom irgi įsirengėm kaip ir patalpą pasportavimui, kažkiek padarėm irgi tokias antisanitarinės sąlygos, galima sakyti, varvantis vamzdžiai ir taip toliau. Ir po to padedant draugų kaip ir palaikymui, kaip ir kitiem, kurie čia norėjo. Vytautas Kaktonis labai prisidėjo prie to, sako, darom. Aš sakau, darom. Tai va tada savivaldybė suderino šitas patalpas, pasirašėm panaudos sutartį, kuri iš tikrųjų
ir savo lėšom realiai įsirengėm. Po to pradėjom po biškį čia atsikraustę sporto mokyklą jau šitą pastatą, jau po mūsų. Ir dabar tas gyvenimas, aš manau, kaip tik geresnis yra, sportas vienoje vietoje. Kuršėnų Kiokušin karatė klubą DAO lankančių vaikų tėveliai ne tik pasveikino klubo vadovus, bet ir buvo aktyvūs pagalbininkai organizuojant tokį didelį turnyrą. Organizuojant šventę didelis krūvis teko DAO klubo prezidentui Valdemarui Mitkui. Tas kelias iš tikrųjų sunkus, bet labai įdomus. Kažkada pats pradėjau sportuoti nuo vaikystės, turėjau daug draugų, kurie sportavo, buvo pavyzdys, po to teko pačiam būti pavyzdžiu kitiems, po to trenerio kelias, dabar klubo vadovo kelias, kiekviena, kaip sakyti, turi sritis savo spalvų. Atvykau čia pasveikinti Kuršėnų klubą su 30 metų jubiliejum. Kuršėnų klubas tikrai yra unikalus ne tik Lietuvoje, bet turbūt ir Europoje, nes 30 metų jau dirba ir ne tik tai, kad dirba, garsina Kuršėnus, bet garsina ir Lietuvą, ruošia aukšto meistriškumo sportininkus, tiek jaunučių, tiek jaunių rinktinės, ir viena iš geriausių sportininkų Eimantė Liliukaitė yra kovojusi ir pasaulio čempionate Japonijai. Tai iš tikrųjų unikalus pasiekimai ir smagu, kad 30 metų tie pasiekimai ir toliau nesustoja, toliau reiškia, mes matome, kad klubas ruošia rinktinės narius. Tai ką pradėjo Vygantas Milieška, labai puikiai tęsia Valdemaras Mitkus. Turnyre DAO taurė 2024 dalyvavo mergaitės ir berniukai nuo 8 iki 14 metų amžiaus. Dalyviai rungėsi svorio kategorijose nuo 20 kg iki 65 kg. Turnyro DAO taurė 2024 komandinėje įskaitoje pirmą vietą iškovojo Vilniaus karatė klubas Ipon, iškovojęs 15 aukso, 16 sidabro ir 19 bronzos medalių. Antra garbinga vieta atiteko turnyro šeimininkams Kuršėnų Kiokušin karatė klubui DAO, 15 aukso, 14 sidabro ir 12 bronzos medalių. Trečiąją vietą pelnė Vilniaus karatė klubas Šin. Geriausių kovotojų buvo išrinktas Gediminas Taraškevičius, Vilniaus karatė klubas Ipon, o geriausia kovotoja Ieva Pieškutė, Kuršėnų Kiokušin karatė klubas DAO. Šiuo metu klube DAO yra apie 80 sportininkų, iš kurių apie 50 aktyviai dalyvauja varžybose ir stovyklose.